Kogi nori kiekviena moteris? Aišku, puikiai atrodyti, būti lieknai ir su pilvo presu. Ir tada manęs klausė, kokie geriausi pratimai pilvo presui. Aš tas žmogus, kuris pilvo presą visiškai praktiškai nedaro, labai retai, gal ten vieną kartą į 2 savaitės. Ir ką aš jums norėjau pasakyti, pilvo presas daromas virtuvėje. Ir pats pagrindinis dalykas. Mes dažnai, kai būna šonuose riebaliukai, ir sako, man ir klientės, pavyzdžiui, ateina ir sako, Silvija, darom pilvo preso pratimus, ypač šoną, kad mes taip tokiu būdu nuimsim, galvojam, šonus, sumažinsim juos ir panašiai. O viskas įvyksta kaip tik atvirkščiai. Jeigu mes darysim daug šoninių pratimų, pilvo presui, mes kaip tik praplatinsim taliją, užaugindami raumenukus, tai yra pilvo presą šoninį, bet jo taip ir nepamatysim. Nes tam, kad pamatytumėm pilvo presą, reikia sumažinti bendrą riebalų sluoksnį, kiekį organizme. Kito varianto tiesiog nėra.